Vestuvės turi 3 dalis. Pirma dalis yra pasiruošimas, antra dalis, savaime suprantama, yra ceremonija, tai yra visos tos dienos kulminacija didžiulė. Ir trečia dalis yra, aš ją vadinu labai paprastai, tai yra šventė. Kodėl būtent tai yra svarbu? Čia dažnai iškyla toks ir klausimas dėl fotosesijos, sakykime, kada geriau daryti fotosesiją. Ir irgi su planuotojim diskutavom, sako, mes siūlom daryti fotosesiją prieš ceremoniją. Nesakau, kad tai tikrai blogas sprendimas, nes logika labai aiški. Jų patarimas, aišku, ir mano patarimas yra daryti ceremoniją kuo vėliau. Būtent irgi jūs galite suleisti, išsimiegoti, nesiversti per galvą, viską suspėti. Jūsų diena bus žymiai ramesnė. Aišku, ta ceremonija gali būti taip vėlai, kad jūs tiesiog po ceremonijos iš karto sėdate beveik prie stalo. Ir tarsi tas klausimas, o ką veikti tuo metu svečiam, jis sprendžia automatiškai. Bet, čia yra vienas bet. Dėl fotosesijos yra vis tik tai labai didelis tas emocinis faktorius. Kaip aš sakau, kada jūs norite savo fotosesiją padaryti? Ar kai bus pasiruošimas, ar kai jums jau bus šventė? Skirtumas yra labai didelis. Tai ceremonija yra, kaip aš lyginčiau su šampano buteliu, kai jis yra atkimšamas. Kaupėsi, ten tos mielės burbuliavo, pokšt ir išėjo visas tas jaudulys, kuris iki tos akimirkos jumise telkėsi. Ir čia jau yra šventė. Vakarinė daly, jums jau laikrodis galvoje nebetiksi. Kodėl tos emocijos tik tai turi didelę reikšmę? Aš mėgstu, kai jaunieji yra atsipalaidavę, kai jie gali užsiimti vienas kitų, kai jie gali nekreipti dėmesio kažkokius pašalinius dirgiklius. Tada yra žymiai optimaliau išnaudojamas laikas. Praktiškai tą, ką mes darytume valandą po ceremonijos, prieš ceremoniją, aišku, viskam yra sprendimai. Padarom ir prieš ceremoniją fotosesijas ir jos tikrai nebūna blogos, bet tam reikėtų skirti daugiau laiko. Vien tam, kad nebūtų to tokio nervo ir tiksėjimo ir galvojama, kada čia jau mums reikės iš to žemo starto lėkti kažkur tai. Tai tos emocijos tikrai yra labai toks veiksnys svarbus. Dabar dar apie ką reikėtų pagalvoti. Tiesa, pati ceremonija, pamiršau pasakyti. Labai dažnai žmonės irgi pervertina savo laiką, sako, ceremonija tai kiek? Tai pusvalandis, kunigėlisgi sakė. Niekada neplanuokite ceremonijos, planuodami vestuvės, kad tai bus pusvalandis. Priklausomai nuo svečių skaičiaus, tai reikėtų skirti tam valandą, galbūt netgi pusantros, ypač jeigu yra daugiau svečių. Kolega vienas yra labai gerai pasakęs. Sako, įsivaizduokit, jūs ateina apkabinti, pasveikinti žmonės. Paprastai tai vyksta po ceremonijos. Labai dažnai, kas atsitinka, ateina žmonės, kurių jūs net neplanavote, kad jie ateis. Jums tai yra malonė, staigmena, kažkas prisimenė, atėjo jūs pasveikinti. Bet kaip kolega sakė, duokit žmogui minutę. Įsivaizduokit, kad yra 30 žmonių. Kiek laiko praėjo? Pusvalandis. Minutė yra nedaug. O jūs norėsite galbūt ir šampano išgerti, jūs norėsite kažkokį užkandį užkasti. Visa tai yra puiku, bet tai yra laikas. Tiesiog jį reikia įvertinti ir susiplanuoti ir neskirti tam per mažai laiko. Šiaip apskritai optimaliausias yra laikas apie 1,5 valandos. Geriausiu atveju jūs baigsite truputėlį vėliau ir jeigu fotosesija yra po to, jūs tą laiką galėsite skirti fotosesijai. Tai dabar dar vienas epizodas tai yra orai. Lietuvoje orai būna visokie. Ir čia paprastai mes planuojame tokius 2 scenarius. Tai yra oras bus geras A scenarius ir oras bus nelabai geras B scenarius. Daug kas tą blogą orą asocijuoja su lietum. Aš sakyčiau taip, kad lietus kartais nėra taip galbūt ir blogai, kaip tai atrodo. Dabar esmė yra kokia kartais vasara, ypač jeigu tai yra rugpjūčio mėnuo arba liepos galas, tai gali būti labai karšta. Kartais geriau tegu lyja negu karšta. Aš čia tiesiog iš patirties sakau, nes tada reikia turėti daug gerti su savim, nes šiemet buvo 2 dienos, kai buvo žiauriai karšta, nuotakos beveik alpo, net nebeveik, tikrai nedaug trūko iki to ir aš jau prisižadėjau savo, kad mes nevergausim tada šitam karščiui ir vis tik tai taikysim tokiais atvejais planą B.
Galima galbūt kažkiek kadrų padaryti gamtoje, bet vis tik tai reikia turėti vietą po stogu, kur jūs turėtumėte tiesiog fiziškai komfortą. Jūs galėtumėte atsisėsti, kur nebūtų per karšta, kur nelytų lietus ant galvos. Ir žinot, kaip būna su draudimu, taigi draudiesi ne dėl to, kad avariją padarytum. Dažniausiai ir nepadarytas avarijos. Tai čia tas draudimas jisai irgi labai dažnai suveikia, nes realiai aš dabar nelabai prisimenu scenarijaus, kada visą dieną, ypač vasarą, būtų lyja per vestuvės. Praktiškai nebuvo. Buvo vestuvių, kur šiek tiek palydavo galbūt, bet vėlgi mes turėjom tą variantą B, jisai puikiai suveikė ir toliau švietė saulė, viskas buvo gerai. Va čia buvo variantas galbūt šiek tiek C, nes mes varianto B tiesiog neturėjom. Tai yra vestuvės Nidoje, žmonės atvažiavo į Nidą, nes jie norėjo tų emocijų, tų kopų, tos vietos. Ir Nidoje vietos po stogu, aš iki šiol nelabai sugalvoju tiesiog. Aišku, jeigu būtų lyja, tarp kito tą dieną lyjo, tik tai lyjo vakare. Vakare, kada jau prasidėjo dovanų tiekimas. Tai mes tiesiog prasisukom. Tai turėjom tikrai labai gerą laiką, bet šituo atveju šiek tiek rizikavom. Dar vienas toks epizodas, gal juokingai labai nuskambės, bet tikrai turiu jį paminėti. Ta frazė, kai jinai sako, kad, žinai, mano aukštakulniai tai labai labai patogus. Aš esu girdėjęs daug kartų ir labai daug kartų ta frazė baigėsi šitais dalykais. Kiekviena problema turi savo sprendimą, šita turi problemą labai paprastą. Pasiimkite antrus batelius. Blogiausiu atveju jums jų neprireiks, bet jūs juos pasiimkite. Variantų yra labai daug. Ir tarp kitko, jos nebuvo aukštakulniai. Per vestuvės žmonės nueina labai didelius atstumus, to patys net galbūt nefiksuodami ir nejausdami. Mano vienas kolega įsimetė programėlę į telefoną, kuri pagal žingsnius matuoja atstumą. Galbūt ten yra kažkokia paklaida, bet netame esmė. Jo programėlė dienos pabaigoje rodė 30 km. Taip, galbūt fotografas yra tas žmogus, kuris visą laiką laksto aplinkui ir padaro didesnį kiekį žingsnių negu jaunieji. Bet jaunieji irgi vaikšto daug, skaičius pakankamai įspūdingas. Todėl tikrai turėkit vakarui kažkokio konversiukai, visa serija dabar yra išleista baltų gražių batelių. Tarp kitko, nuotaka viena buvo ilga suknelė, vakare jinai persėvi, niekas išskyrus mane nepastebėjo. Aš tiesiog žinau, kad jinai persėvi. Gal ten truputėlį išlaikysenos, bet jūs norėsit pašokti, jūs norėsit atsipalaiduoti, leiskit tom kojom pailsėti. Aš nemoku papasakoti, kaip šitas dalykas gali sugadinti vestuvės. Nedarykit šitos klaidos, tikrai. Dar kartą akcentuoju, susiplanuokite pesimistiškai ir turėkite pačią nuostabiausią šventę, kokia tik tai įmanoma ir tikiu, kad taip ir bus, nes absoliuti dauguma vestuvių, jos būtent taip ir įvyksta. Ir bent jau paskutiniai 3 metai, kai aš pakalbu apie tos dalykus, kuriuos aš jums pasakojau, bent jau, tikrai viskas vyksta puikiai. Tai linkiu jums nuostabios šventės ir turbūt to ir baigsim. Ačiū jums labai.